tradiciškai mes keliaujame po Lietuvą, bet šiandieną ne apie tai, šiandieną iš tikrųjų taip pat sėdžiu, skaitau ryte spaudą, vakare kartais spaudą, mūsų tą vadinamą tokią neapykantos kurstymą arba tokią, net nebėra iš tikrųjų ką galvoti apie spaudą, nes daugiau mes rašom ko gero apie Pikulį, apie visą kitą, bet šiandien apie vatinukų ir kremlinukų gyvenimą. Tai, nes pas mus Lietuvoje pastaruoju metu labai daug jų priviso, tokių penktakolonininkų arba tokių veikėjų, kurie negeba realiai arba tiesiog nesugeba interpretuoti tekstų, nesugeba turėti analitinio mąstymo ir nesugeba turėti žvilgsnio į priekį. Ir šiandien aptarsim vieną tokią įdomią publikaciją. Aš Liepos pabaigoje, berods Liepos 30 dieną spausdinau pas savęs komentarą Facebook'e, kas skaitėte apie tai, kaip iš tikrųjų Rusija labai protingai, tvarkingai naikina smulkią infrastruktūrą Ukrainoje. Berods rugpjūčio 1 dieną dar vieną publikaciją parodžiau, tai parodžiau interviu su vienu tarybos nariu, pateikėm informaciją, kiek yra degalinių, Charkovo srity susprogdinta ir panašiai. Ir, žinot, ir mūsų tarpe tokių atsiranda, pavyzdžiui, kaip Skirmantas Mackevičius, toks, aš jį vatinukų vadinu, iš tikrųjų, jis vatinukas, jis matyt nelabai sugeba tikrai perskaityti, kas yra bandoma pasakyti ir iškart bando komentuoti. Įdomiausia yra tai, kad šiandieną mes jau turime rugpjūčio 13 dieną ir realiai praėjus jau kiek 2 savaitėm po mano komentaro mūsų dvaras spausdino publikaciją ir sako, vajei, Rusija ėmėsi nematytų priemonių, kaip gyventojus išvaryti iš miestų. Tai aš suprantu, kad pas mus vėlgi, sakau, kaip sakau, spaudoj nebeliko žurnalistų, yra gal tų žurnalistų, bet jiems tiesiog neleidžiama rašyti normaliom temomis. Ir arba jos labai stipriai tą informaciją vėluoja. Jeigu būtume tuo metu parašę tai, kas vyksta Charkove, tai, kas vyksta Ukrainoje, tai manau šiandieną to mano tokio pasisakymo komentaro nebūtų. Tada atsiranda toksai Eligijus Ugintas irgi, kaip tu čia maždaug gali, tu čia kremlinis, ką tu čia komentuoji ir ten panašiai nieko nepadarysim, džiaukimės, kad Rusijai naftos telkinius sprogdina, žinai. Tada atsiranda kažkoks Dovydas tai tas DZ, nežinau, ar čia tas Zekas iš Rusijos jisai yra, ar koks, vėlgi čia, žinai, putojasi, toks vėlgi keista klausytis, keista jų skaityti, bet aš kai sakau, yra baisiausia tai, kad tie vatinukai, jie net nesupranta, kas vyksta geopolitika, kas vyksta ekonomika ir aplamai kokią žalą turi. Tada atsiranda toks Grinciūnas, Egidijus, vėlgi ten putojasi, žinai, bet grinai tokie, sakau, Rusijos, kaip būtų propagandistai, nors aš abejoju, ar jie tokie yra, tikrai aš nemanau, kad jie yra iš vidaus, aš manau, kad tiesiog jie negeba normaliai dėlioti savo minčių, dėstyti savo pozicijos, dėl to jie putojasi, kad aš esu teisus ir po ten mėnesį, 2-3 ar po kurio tai laiko ta tiesa visai išaiškėja. Esminis yra dalykas tai, kad rusai suprato vieną labai gerą dalyką ir iš tikrųjų tą galima jo suskaityti. Jie nusprendė susmulkinti, sudaužyti visą Ukrainos smulkią infrastruktūrą. Tai pradedant nuo degalinių, ligoninės paliekant ramybei, tada bus pradedama šilumos tinklai, elektros tinklai, tada parduotuvės bus daužomos ir panašiai. Dėl ko? Kad žmogus negautų pirminės paslaugos, ko pasiekoje jisai būtų priverstas iš tos teritorijos išvykti. Jeigu žmogus yra priverstas išvykti iš tos teritorijos, jam išvykus, kas atsiranda? Atsitinka tai, kad tu nebegauni saugumo. Ir automatiškai tu nenori, tu turi bėgti iš tos teritorijos ir priešai jie 3 kartus yra lengviau išvykti. Tada, aišku, tu pradedi ligoninės naikinti, pradedi kitą infrastruktūrą, kas be kita ko, jeigu tu neturi kūro, kur įsipirkti, jeigu pas tavęs degaliniai kūro nepriveža ir nėra kaip įsipildyti, tai automatiškai, kad tu net negali suteikti paslaugos. Bet gaila va tokie kaip Lapėnas Vytautas, kaip Skarbalius Aivaras, Macevičius Aurelijus, jie tokio negeba jie mąstyti žmonės, bet iš esmės labai gerai. Ir šiandieną, kai pasileido tą publikaciją, aš ėmiau žiūrėti socialinėje erdvėje medijoje, kiek žmonių pakomentuos, kad čia ten Lietuvos portalai tapo penktakolonininkai, rašo nesąmonės, kaip jūs drįstate išmečiai. Nei vieno to burbulo komentaro nėra, nei vieno tie, kurie pas manęs komentuoja. Tai, mėlyje mano, dar kartą nuoširdžiai ačiū, esu labai dėkingas tie, kurie palaiko mane. Dar labiau mano visa komanda tarėme šitiems vatinukams, kremlinukams, potukams, kurie ateinat, pakomentuojat, parodote, kaip jūs mąstot, kaip jūs galvojat ir iš esmės man yra labai labai smagu su jumis pasiginčyti, jums praėjus po kokių 2-3 savaičių parodėt, kad jūs absoliučiai buvot neteisūs, ir iš tikrųjų gal ir netgi savotiškai pagėdinti jumis, kad arba bent jau hebra pratylėkit, arba bent jau pagalvokit, ką komentuojat. Na ką, iki susimatymo, vatinukai.